Gerą vakarą visiems. Šiandien turim vėl įdomių dalykų. Tai paskambino mums pastogės direktoriaus pavaduotoja. Pranešė, kad nuvežė Paulių į infekcinę ligoninę. To infekciniai ligoniniai nustatė jam apendicitą ir įveža dabar į Kauno klinikas. Nuvažiavome mes į Kauno klinikas, dalyvavom apžiūroj. Apžiūros metu nenustatė apendicito, bet buvo pastebėti patinimai, o vaikas bronchų kosėjo apie paskutinę savaitę, kokias 5 dienas, ir nuo to kosėjimo jam labai tiesiog pykdė, paskutinę naktį apsitrėdė. Tai žodžiu, nuvažiavom tenai, paprašėm, kad pateiktų dokumentų susipažinimui. Tai gavom ambulatorinę asmens sveikatos istoriją priėmimo skyrius, Vilčinskas Paulius, asmens kodas, lytis vyras, gimimo data tokia ir tokia, darbovietė Kauno Senamiesčio mokykla, telefonai, adresas Lietuva, Plechavičiaus gatvė 21, draustas, apdraustas. Čia parašyta, juodom balto, kad jisai yra toksai, dirba tenai. Toliau paciento sutikimo dėl jo tyrimo ir gydymo forma. Paciento vardas, pavardė Paulius Vilčinskas. Paciento atstovas Inga, kaip ir mamos vardas, pavardė Sapizovaitė. Atstovavimo pagrindas įstatyminis atstovas. Įstatyminis atstovas ir paliktas telefono numeris. Taip noriu pasakyti, kad ta nutartis, kuri vyko, paskui apie šitą pasakysiu, dabar dar trumpai. Tai tas atstovas sutinka, kad paciento atstovas sutinka pasirašydama šį dokumentą, tvirtinu, kad gydytojas man suprantamai paaiškino ir supažindino su mano sveikatos būklė, ligos diagnozė, galimais alternatyviais gydymo būdais, ar jų nebuvimu, galimybė šioje įstaigoje rinktis procedūros eigą ir esmę, pobūdį, tikslus, išaiškino ir nurodė žinomas ir galimas komplikacijas, riziką ir tikėtinas ar galimas pasiekmes, tinkamai aiškiai ir man suprantamai buvo nurodyta visos aplinkybės, kurios galėjo turėti įtakos mano apsisprendimui sutikti arba atsisakyti paslaugų teikimo, siūlomo gydymo ar procedūros atlikimo, taip pat pasiekmes atsisakius siūlomo gydymo. Su man siūlomomis tyrimais, gydymu ir slauga sutinku. Tai jinai pasirašo, bet supažindusio gydytojo vardas, pavardė nėra, yra tik štampas. Tai čia, kaip suprantu, slaugė Aurelija Tebeiskienė. Ir toksai yra šita kortelė. Tai dar taip pat informuosiu, kaip minėjau, kad mus gegužės 30 dieną, kaip ten minima, kad atvyko iškeldinti iš būsto. Tai dabar, kaip sakiau, kad mus vežė į Kauno klinikas, yra dokumentas. Tai dabar pasakysiu, kaip čia viskas vyko. Žodžiu, parašyta taip, kad gegužės 30 dieną, 13 valandų 14 minučių, formą atspaudino Travit Monika, ambulatorinė asmens sveikatos istorija, priėmimo skyrius, asmens kodas KK230027017, lytis vyras, gimimo data, darbovietės nėra, nieko nėra. Žodžiu, asmens kodas KK230027017. Nemeluoju, Štai. Toliau taip, medicininis dokumentų išrašo siuntimas. Paciento vardas, pavardė
didžiosiom raidėm, viskas gyvenamoji vieta, diagnozė, pagrindinė ligos funkcija, laipsnis, sutrikimas ir taip toliau. Bendras psichiatrinis ištyrimas nekvalifikuojamas kitur. Žodžiu, rašo taip, pacientas nusiskundimų, taip čia toliau pasakysiu, ligos anamnezė, diagnostiniai tyrimai, ligos eiga, taikytas gydymas, rekomendacijos dėl gydymo darbo anamnezė. Anamnezė surinkta iš paciento, atvyko 23.5.30, 13.16, skyrius skubios pagalbos skyrius CMP, kategorija nėra, pacientas paskutiniu metu nekeliavo, artimoje aplinkoje nėra sergančių infekcinėmis lygomis, pacientas nekarščiavo per paskutinę savaitę, nusiskundimas paciento teigimu, jis jokių nusiskundimų neturi, atvyko dėl vaikų teisės ir nekilnojamo turto agentūra grasino atimti vaikus ir turtą, pacientas yra atsisakęs Europos pilietybės, neturi asmens kodo, VAS skausmo skalė, silpnas skausmas -0. Anamnezė nėra persirgtų lygų, nebuvo operacijų, alergijų, nėra imunizacijų. Apžiūros rezultatai. Sąmoningas, kontaktiškas, orientuotas, oda ir gleivinė N.I. Kvėpavimo sistema, saturacija, širdies kraujagyslių sistema, ligos eiga, taikymas, gydymas, gydymo psichiatro konsultacija. Pacientas nusiskundimų šiuo metu psichikos sveikata neturi. Anamnezėje sveikatoje duomenų apie galimus psichikos elgesio sutrikimus nėra. Pacientas teigia, jog psichotropinių medikamentų nėra vartojęs, gydytojo psichiatro iki šiol nekonsultuotas, psichikos būsenas sąmoningas, teisingai orientuotas savyje, vietoje laike, į klausimus atsako prasme, plėtoja savitus įsitikinimus, nuotaika vidutiniška, emocijos stabilios, mąstymas vidutinio tempo, dėmesio koncentracija pokalbiui pakankama, kliedesių haliucinacijų susijusių tendencijų tyrimo metu nekonstatuota. Šiuo metu duomenų už psichikos ir elgesio sutrikimų nėra. Veiksnumo pakaltinamumo klausimus sprendžia teismo ekspertai. Gydytojo slaugos darbo ambulatorinės priežiūros rekomendacijos aprašymas. Paciento būklė stabili, sąmoningas, todėl išleidžiamas ambulatoriniam gydymui šeimos gydytojo kontrolė. Toliau, parodysiu, kaip čia atrodė visas šitas įrašas. Štai jis taip atrodo. Toliau, žodžiu, paciento dokumentas, tai yra toksai dokumentas mūsų buvo pateiktas. Toliau yra greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė forma. Dispečerinė 15, GMPC 15, žodžiu, paciento numeris, lydraščio žodžių data, gegužės 30, brigados vadovo VB ID 015183, brigados nario numeris 2 ID 015460. Priėmimo laikas 10:14, perdavimo laikas 10:14, išvykimo laikas 10, atvykimo laikas 10:21, transportavimo laikas 12:19, pristatyti ligoninę 12:33. Vardas Mindaugas, pavardė Vilčinskas, vyras, adresas sutampa su įvykio vietos adresu, miestas Kaunas, rajonas Kauno miesto savivaldybė, amžius, svoris, asmens kodas, gimimo data, kviečiančiojo telefono numeris, perdavimo būdas, tiesiogiai, toliau kvietimo priežastis, pagalbos atvykimas. 35 metų amžiaus vyras, sąmoningas, kvėpuoja, negaluojantis žmogus, žinomas diagnozės kodas 26-A-10. Negalavimas,
skambinančiojo pranešimas bloga, išbalęs, nežinoma, ar jis į klausimus atsako normaliai, visiškai sąmoningas, nežinoma, ar jis kvėpuoja normaliai, nežinoma, ar jis kraujuoja, ar vemia krauju, nežinoma, ar jam skauda, jam negera, nėra įrodymų, kad užsikrėsta koronavirusu. Kvietėjas Jurgita Asiliauskienė iš mažosios raidės, Jurgita iš didžiosios. Objektyvus paciento būklės vertinimas. Tai žodžiu, kvėpavimas normalus, auskultacija normalus, kraujotaka normal, temperatūra normal, stipinės pulsas yra neapčiuopiamas pulsas, vyzdžiai reaguoja, toliau, kas čia dar pažymėta, toliau yra pagalbos teikimo protokolas. Pagalbos teikimo protokole yra nurodytas punktas psichikos ir elgesio sutrikimai, bandymas nusižudyti 25 skliausteliuose. Tai va, tai žodžiu, kaip čia, nežinau, buvau be pulso, ar kaip čia dabar. Žodžiu, namo numeris 165, būtų numeris 45 minus 5. Nežinau, kur čia buvo, dabar parodysiu, kaip tai visą tai atrodo. Va. Čia va taip viskas atrodo. Čia jau kažkoks 35 metų vyras, aš nežinau, ar čia kvietėjas, ar čia kaip čia vadinasi. Toliau antras lapas parašyta, kad pacientas nenori bendrauja, piktas į klausimus, atsako klausimais, kalbė apie visokius teisės rašytus skundus, užterštą gamtą, aplinką, apžiūrimas, nesileido apžiūrėti kartu gyvenančių 3 nepilnamečių vaikų, į ligoninę vežtas policijos pagalba. Va, vežė mus policijos pagalba. Toliau, kas čia dar gero yra? Va čia va yra parašyta, kad į greitosios medicinos pagalbos automobilio atėjo pats, pervežtas iš gyvenamosios vietos, paciento padėtis sėdima, pacientų skaičius 1, specializuota ligoninė, į kurią vežama skyrius ir taip toliau ir taip toliau. Toliau pacientas atsisako pasirašyti ir pacientas atsisako pasirašyti. Toliau va tokia va kortelė, atsisako pasirašyti, va čia va viskas va taip va yra. Pacientas čia vardas pavardė, ant barkodo lipdukas kažkoks uždėtas. Ir žodžiu čia parašyta, kad prašome nurodyti jums tinkamą atsakymą, pažymėti langelį. Taip, čia kokį atsakymą, aš nematau jokio atsakymą. Tai gal čia. Va čia tas toksai, kur prašė, kad pasirašyčiau, čia sakė dėl vaikų apžiūros. Dėl vaikų apžiūros, čia va taip va. Čia tas pats raštelis. Tas pats raštelis, kuris šiandien atsidūrė lygiai toks pats raštelis pas mano vaiko paciento byloje, kaip sakyta, ir skambinau į vaikų teisės, informavau, kad nutartis, dėl kurios yra paimti vaikai, negalioja, nes apskųsta ir perduota į apygardos teismą.
Tai kol apygardos teismas nepasakė, kad neskundžiama ir taip toliau, tai jinai negalioja. Skambinau vaikų teisės, iš pradžių skambinau į pastogę, pranešiau jiem, kad nutartis negaliojanti ir jie žino, kad jie neturi jokios teisės pasirašinėti už mus. O prieš tai skambino, sakė, kad jūs turit važiuoti į klinikas, nes reikia jūsų sutikimo. Tai žodžiu, tai paskui sakė, kad jie skambino vaikų teisė sakė, kad nėra jokių pasikeitimų. Paskui pats paskambinau vaikų teisės ir lygiai tą patį išgirdau, kad jie vadovaujasi tą nutartim, kuri dabar keliauja į Kauno apygardą ir kur jinai yra apskritai. Ir jinai nesiskaito įsiteisėjusią, bet jiem sakė rašyti skundą, žodžiu, vaikas guli čiut ne ant peilio, jiem rašyti skundą ir jie tenai viską kitą, tai paskui aš paėmiau tą kitą kortelę, jie užvedė, tai toj kortelėje irgi paėmiau pasižiūrėti, tai kad paėmiau pradėjo man ten šaukti, kad aš pavogiau klinikų turtą ir man iškvies policiją, paskui atėjo gydytojas, sako, čia jo vaikas, jis gali tą kortelę žiūrėti. Tai žodžiu, toj kortelėje buvo parašyta va tą bylą, kur turėjau mažytę, kur sakiau, kad Paulius va šitą va, kurią paėmiau ir neatidaviau aš jam tenai, šitą va kortelę, kur čia va parašyta, kad jinai čia tokia va yra. Duomenys viešinau, nes aš tai vertinu, kad biški čia viskas neteisyklingai ir turiu teisę viešinti, nes čia yra mano galva tai neteisėti veiksmai. Ir žodžiu, va tokie va visi pasirašymai jau yra pasirašyti. Tai kadangi šitos kortelės neturėjo, jie paėmė kitą kortelę ir ten įrašė, kad šitoj kortelėje aš atsisakiau parašyti, bet atseit aš sutinku su to viskuo. Tai aš papildomai ten rašiau, kad asmuo parašė sutikimą neturi teisėto įgaliojimo, nes kaip ir sakau, teismo byla yra apygardos teisme, bent jau tokią informaciją turiu, nes buvau pats nuvažiavęs susipažinti su byla ir buvo uždėtas lapukas, kad keliauja į apygardą 24 dieną ir sako, šiandien gali dar paskutinį dieną susipažinti, nes rytoj jau nebus jos čia, galėsiu važiuoti į apygardą. Lygiai tas pats ir su baudžiamojo proceso, to baudžiamojo įsakymu jis yra grąžintas nagrinėti byloje iš esmės pilnai. Tai irgi baudžiamosios bylos susipažinti negaliu, nes su ją dabar bando susipažinti teismas. Tai va, dabar dar kas yra, žmona nuvažiavo tenai su vaiku, bet nežinau, ar jos ten neišvezdės su policija, nes kaip teigia pastogės direktoriaus pavaduotoja Laimutė liktai, kad draudžia jinai būti su mama pas vaiką ligoninėje draudžia būti, nes tai prieštarauja taisyklėm lankymo ir vat tokie dalykai. Bet kas įdomiausia buvo, tai ten, kur nuvežė be mūsų, darė patikrinimą, ten nustatė ir matė, ir nustatė, ir užfiksavo apendicitą 1 centimetro dydžio. Kauno klinikose kartu buvom, monitorinom ten su specialistėm, tai nepavyko rasti apendicito, jeigu jis buvo, tai jis nebūtų niekur dingęs mano galva. Tai sakė, jiem užtenka vieno dalyko, vieno pagrindo užtenka daryti operaciją, jeigu nors vienas iš gydytojų, ten, pavyzdžiui, 10 bandymų ir vienas nustatė, kad yra, tai jiem yra pagrindas jau jį operuoti ir ten taip toliau, tai mes paprašėme, kad būtų stebėsena toliau palikta ir jeigu jau tikrai bus skausmai ten ar kažkokie tokie, nes dabar toksai vaizdas, kad jam galimai yra tiesiog skrandžio uždegimas, nes skauda ne grynai apendikso vietoj, bet aplink bambą ir inkstų skauda, kaip liečia, tai čia labai mažai abejotina, bet paskui atėjo skyriaus
vadovas, tai jis taip ir pasakė, kad bus stebima, nieks čia nepuls pjaustyt, kol nėra įsitikinę patys, nes būna visokių tokių situacijų, plus jis turi uždegimą ir taip toliau. Tai va. O jeigu nebūčiau, mano manimu, aš dabar va šitoj vietoj įsikišęs ir padaręs tai, ką buvau padaręs, tai jau nieks nebūtų nieko laukę ir būtų iškart pradėję jį operuoti. Tai dabar jam leidžia lašalinę ir tiek, o kitas brolis Benas irgi serga, lygiai taip pat kosėja. Luna lygtais jau pasveiko, sakė, šiandien leido darželį. Tai va ir tokios šiandien žinios, tai ačiū visiems, kas padėjo, tai įsisprendė mūsų tas baudos klausimas, pavyko sumokėti tą baudą. Dabar atsirado kitokios bėdos, va, tokios neplanuotos. Ir toliau kenčiam, depresuojam ir nežinom, kom čia kas baigsis, bet tikimės pačio geriausio. Tai ačiū, kad palaikot ir tiek šiandien.